Kai dar sykį visi jūs kanale Danizas ir šiandien mes darysim labai įdomų eksperimentą. Mes paliksim 4 valandom tokios rutuliukus, tai vadinasi orbizai. Mes jūs paliksim skirtingose skysčiuose. Ir pažiūrėsim, kaip jie paaugs. Taigi ką, netempiam laiko ir manau galim pradėti. Va, manau, tiek užteks. Taigi viskas, įpylėm orbizus į visus puodukus, dabar galima nešti į skysčius. Pirmas, tai yra, aišku, paprastas vanduo. Paskui soja. Čia ta soja, kuria valgoma su sušiais. Taigi pas mus toliau keliauja actas. Paskui bus limonadas. Nu ir paskutinis irgi, manau, labai įdomus skystis, tai yra aliejus. Taigi va mūsų visi skysčiai. Taigi jau matom, kad vandenį jau pradeda augti šitie orbizai. Labai jau matos gerai. Per soją beveik nieko nesimato, bet ką, jie praranda spalvą, matot? Kaip taip įmanoma? Geras. Paskui pas actą nėra jokių pokyčių beveik. O. Pas limonadą irgi jau pradeda toks jausmas augti. Nu ir pas aliejų irgi nėra pakol kas jokių pokyčių. Tai ką, praėjo 3 valandos ir štai mes matom rezultatą. Pradėsime nuo vandens. Taigi orbizai išsipūtė normaliai, visada kaip vandenį. Bet šiaip dar reikia jiems biškį laiko duoti, kad jie geriau užsipūstų ir būtų biškį didesni. Soja. Sojoj nieko irgi nepasikeitė, visiškai neišsipūtė ir jie tipo prarado spalvą, matos, jie kažkaip taip pasidarė balti. Actas. Biškį pradėjo pūstis, bet nelabai. Dabar limonadė. Limonada yra beveik tas pats kaip šitam vandenį. Tik limonada biškį visgi mažiau. Nu, dabar blogiausias rezultatas - aliejus. Nei biškio neišsipūtė, kaip liko, taip ir liko. Todėl nes aliejus, kaip čia paaiškinti, yra toks tirštokas ir nėra ką susiurbti orbizam. Taigi ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko. Būtinai statykit laiką, prenumeruokit kanalą. Iki kito karto.